Kur spėju, dar aplankau ir ambulatorijas. Vėlgi tai yra, manau, kad labai gerai, bet funkcijos taip pat turėtų būti tobulinamos. Ir išgirstu labai daug naujienų, kas negerai yra pas mus ministerijoje, jeigu ne bendram susitikime, kol nueini iki mašinos, prieina, papasakoja, tai yra naudinga darbe. Naudinga pasakyti kolektyvui, ką mes blogai darom, nes, pavyzdžiui, skundai nepasiekia ministro. Jie iš dokumentų, iš registracijos yra iškart nukreipiami kitur atsakymam rengti, todėl teisingiausia informacija būna rajonuose. Tai kokia ta nuomonė apie Mažeikius? Nuomonė apie Mažeikius, žinot, apie Mažeikius apskritai, kadangi aš visada gaunu surinktą medžiagą, visą iš ligonių kasų, iš mūsų sveikatos sistemos valdybos, tiesiog iš mūsų ekonomikos departamento, kaip investuotos lėšos, kiek yra skirta ir taip toliau. Turiu pasakyti, kad tikrai iš tų, kiek aš lankiau, tai nėra aukščiausias lygmuo, bet tikrai nežemiausias. Daugiau reikiuojatės į aukštesnį tą lygį, aš turiu minį pirminės sveikatos priežiūros centrą. Aš išskirtinai patenkinta, tai yra geriausias, kiek dar Lietuvoje aplankiau, nes visur lankau ir sveikatos biurus, ir susitinku su darbuotojais. Tai Mažeikių savivaldybės sveikatos biuras, mano vertinimu, yra geriausias Lietuvoje, kiek man teko aplankyti, ne tik kaip ministrai, bet ir kaip Seimo nariai, kaip paskiriant ministrę. Čia tai turiu tikrai pasakyti labai jau patenkintai jų darbą. Ir reikia pradėti galvoti ne apie renovacijas, tam yra iš Europos struktūrinių fondų skiriamos lėšos ir nenuskriausti ir Mažeikiai dėja yra numatytos lėšos, tai iš privalomos sveikatos draudimo fondo mes turime galvoti prioritetinė kryptimi darbo užmokestis. Pradedame nuo slaugytojų, toliau aš manau, žiūrėsim ir iškosim ir kitų. Kokia jūsų nuomonė, ar Lietuva persekios padės norvegams atgauti tuos vaikus, kuriuos mamos įsivežė lietuvės, nes čia masiškai dabar. Tarp kitko vieną mažeikietį irgi pavogins. Tai jūsų klausimas labai geras, kadangi aš toj srity dirbau visus metus labai intensyviai ir iš tikrųjų dabar jau turėjau pasiūlyti. Mes neturim jų atiduoti, bet mes negalim priversti tėvų neišvažiuoti iš čia, nes čia yra kitokios gyvenimo sąlygos ir požiūris. Tai aš dabar noriu pasakyti, kad į Norvegiją išvykusiems galioja Norvegijos įstatymai. Ir ten yra suprantamos ir gerbiamos vaiko teisės. Aš žinau, kartais erzina žmonės tas pasakymas vaiko teisė. Ir tai taip jau yra svarbu, ar ne? Man, pavyzdžiui, labai svarbu vaiko teisės. Kai kas mano, kad tik pareigos ateisiu vaikas neturi turėti. Jis yra priedas prie šeimos daiktas. Norvegijoje jis yra lygus savo teisėmis su savo tėvais. Aš manau, jeigu gerbent tarptautinę teisę, Lietuva tos vaikus turi atiduoti. Ir tie vaikai turi, taip, gerbent tarptautinę teisę. Ir jeigu yra įvykdytas teismo sprendimas Norvegijoje, o vaikai pagrobti atvežti į Lietuvą, tai yra teismo sprendimo nevykdymas ir nepagarba Norvegijos teismui. Tai žinau, kad tėvai, kaip jūs suprantat, atsiėmė, bet ne taip ir aš manau. Tai, kad jeigu pasiims Norvegija, bet aš nemanau, kad ir su policija, tai teisiniais aspektais viskas gerai.